Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Dabar net pusę metų nemokamai. Keliasdešimt milijonų eurų galėjo būti panaudota visai ne kokio nors banko kūrimui, ne kokiam nors labai skambiam projektui, o tiesiog asmeninėms to projekto kūrėjų reikmėms. Kitaip sakant, buvo perkamos vilos. Su kiek advokato kontorų jūs bendraujate šito tyrimo metu? Su daugiausia, kiek iki šiol teko. Tai yra su 5. Akivaizdu, ta prasme, they try to kill the story. Ta prasme, jie bandė nužudyti istoriją. Aurimas Navys, kuris juodom balto, tiesą sakant, be jokių įrodymų rašė, kad jūs atidirbinėjat banditams. Žiniasklaida reikia pripažinti, kad esam iš dalies ir patys kažkiek prisidėję prie to, kad pasitikėjimas mumis yra smukęs. Yra pridaryta klaidų ir prisiminkim tos pačius Vainausko Tomkaus laikus, karus ten. Gerą dieną, mielas YouTube'o žiūrovė, mielas mūsų patronė, labai džiugu čia tave matyti, čia būti kartu su mumis. Ir šiandien pas mus mūsų redakcijoje, 15 min tyrimų žurnalistė, skyriaus vadovė, sakyčiau, viena garsiausių ir žinomiausių Lietuvos žurnalisčių, nes dausukit Jūratė, taip ir yra, Jūratė Damuolytė. Labą dieną. Labas. Gal pradėsiu tada nuo tokio klausimo, nes mes šiaip iš tikrųjų susirinkom pakalbėti po jūsų naujausio tyrimo. Jūsų turime 15 minučių. Tave vadinsiu tave, nes pažįstu, tai nevaidinsiu čia. Gal gali trumpai žiūrovams, kurie nematė, nežino, nesupranta, kodėl mes apie jį kalbam, papasakoti šiek tiek apie tą tyrimą ir mes tada po to jau eisim giliau. Tai jeigu trumpai pristatant turinį mūsų tyrimo, tai buvo tyrimas apie tokį projektą, Bankeros projektą, žetonų platinimo, vykusi 17-18 metais. Tai buvo projektas, toks naujoviškas būdas prisitraukti kapitalo, tarkim, gerai kokiai naujai idėjai įgyvendinti, ar ne? Tai tuo metu labai paplitusi ta idėja buvo visam pasaulyje, labai toks bumas buvo pasirodęs tų vadinamų ICO arba pirminis žetonų platinimas, taip išvertus. Tai va, ir irgi jaunuoliai iš Šiaulių, 3 jaunuoliai iš Šiaulių su Antanu Guoga priešaky, žinomas europarlamentaras ir pokerio lošėjas profesionalus. Jie sugalvojo ir paskelbė tokį projektą, kad jie kurs dar neregėtą blockchain eros banką. Kitaip sakant, tai turėjo būti kažkokia finansinė institucija, kuri sujungs kripto pasaulį su ta tradicinė jau bankininkystė. Buvo labai patraukliai viskas pristatoma, buvo suformuota tokia solidi patarėjų komanda, viskas taip atrodė iš tikrųjų pakankamai solidžiai, įtaigiai. Ir tas projektas iš tikrųjų sprogo tam tikrą prasme, sprogo savo sėkme, nes pritraukė tuo metu vieną didžiausių turbūt tą investicijų tokį bagažą, daugiau nei 100 milijonų eurų. Tai buvo ne tik tai sėkmingiausias Lietuvoje tuo metu išplatintas tas žetonas, bet taip pat ir pasaulio mastu skambėjo. Bloomberg, ten naujienų agentūra apie tai rašė ir taip toliau. Tai štai ir tiem žmonėms, kurie pirko tą žetoną, nes principas toks paprastas. Jie išleidžia žetoną, ar ne? Ir žmonės patikėjo idėją, kad čia tas projektas bus įgyvendintas, galima bus uždirbti, ar ne, jie perka tą žetoną, investuoja, jiems yra žadama grąža kas savaitinė, kas irgi dar labai tokia pagunda, ar ne, ir kas įdomu, kad jie kurį laiką ir gauna tą grąžą, kas dar labiau paskatina, nes kai kurie žmonės ir sakė, kad taip paskatino mus padvigubinti investicijas, kai mes matom, žiūrėkit, nusipirkom, veikia, kažkas grįžta, tai čia tikrai, paskui dar jie nusipirko banką Vanuatu, Pacific Private banką tokį, tai jau jie gal čia tikrai čia rimta viskas ir padarys. Tai štai ir baigėsi taip, kaip baigėsi tuo, kad tos grąžos buvo mokamos labai neilgą laiką. Paskui staiga nutrūko ne tik tai mokėjimai, bet ir komunikacija. Dingo informacija iš oficialių svetainių apie tą patį projektą ir sumanimą.
Ir žmonės pradėjo ieškoti, kasgi atsitiko su jų pinigais, natūralu. Ir atrodo, kad atsitiko toks dalykas, bent jau reikšminga dalis, ką mes ir tyrėme, ar ne? Tai yra reikšminga dalis, ten keliasdešimt milijonų eurų galėjo būti panaudota visai ne kokio nors banko kūrimui, ne kokiam nors labai skambiam projektui, o tiesiog asmeninėms to projekto kūrėjų reikmėms. Kitaip sakant, buvo perkamos vilos, buvo perkamas nekilnojamas turtas Lietuvoje netiesiogiai, ten ir fondų ir užsienyje, taip ir Prancūzijos Rivjeroje ir kitur. Klasika, žodžiu. Tai tokia taip banalu, bet įdomu, jo, iš tikrųjų įdomu ir toks, na, mums kuo buvo tikrai įdomus, vertingas šitas tyrimas, jį darėm kartu su tarptautinė UCCRP, tyriamosios žurnalistikos organizacija. Tai yra, mes turėjom lyką vadinamą, tai yra, turėjom nutekėjusius banko dokumentus, sutartis taip pat, tai yra ta įrodomoji, pagrindžiamoji medžiaga, ji tikrai buvo labai rimta ir kai kuriais atvejais galėjai nustatyti visą grandinę. Tarkim. Žinot, kur pervedimai, kokie pervedimai vyko, kaip jie išsivesdavo pinigus, kur išsivesdavo ir taip toliau. Taip. O kaip apskritai, ar nuo to lyko kilo tyrimo idėja, kaip atsirado idėja panagrinėti bankerą? Iš tikrųjų nuo lyko, taip gauni informaciją, ar ne, ir pradedi ją vertinti, kas tame yra, ar ne, tai mums užtruko iš tikrųjų gerokai laiko, nes aš nesu finansinių kažkokių tyrimų ekspertė ar kažkas, mano tas laukas domėjimosi iki šiol būdavo toks daugiau politinis, kažkoks aktualijų, aišku, ir aplinkosaugos, visokiam temom dirbom, bet tai yra visiškai naujas sritis. Ir dar bankai, ir dar kripto. tai iš tikrųjų užtruko gerokai laiko įsikirsti į temą. Ir pradžioj iš esmės net ne tiek dar lyką patį čiupinėjai, kiek bandai suprasti, kas čia buvo per projektas, kaip ten jis buvo, kas su juo aplinkui, visas kontekstas, koks vyko. Kalbėjom su institucijom, su Lietuvos banku, kuris ten tą projektą irgi bandė, taip sakant, čia Lietuvoje stabdyti, jau įžvelgdamas kažkokius pavojus, rizikas ir taip toliau. Tai va, ir paskui jau, kai įsikerti ten labiau, tada jau eini nagrinėti, ką čia mes matom ir ten irgi, kodėl irgi dirbom su UCCRP, nes jie turi tokių ekspertinių žinių, kurių galbūt mes čia Lietuvoje yra problema, nes tarkim, jeigu eini kokio nors eksperto nepriklausomo ieškoti, ar ne, pasitart apie kripto pasaulį, dar kažką, tu niekada nežinai, ar jis nebus susijęs, ar nebuvo susijęs, gal yra susijęs su tai žmonėmis, ar ten ta finansinė grupė, kurią tu domiesi. Ir iš tikrųjų labai sudėtinga taip veikti. Tai va, ir ta tokia užsienio pagalba ir jų žinios buvo žiauriai čia reikalingos ir mums padėjo ir buvo, žodžiu, tokias labai geras komandinis darbas. Labai vertinga patirtis iš tikrųjų, kas mus kaip žurnalistus, manau, labai gerai paaugino. Jūs teko matyti ir portalo savininkas ir vadovas ir jūs visur visą laiką rašėt, kad šitas tyrimas išsiskyrė tuo, kad buvo daug spaudimo. To, kokio nebuvot patyrę. Apie ką jūs čia norit? Jo, kas buvo? Tai buvo iš tikrųjų, aš pati žiniasklaidos lauke jau dirbu daugiau nei 20 metų ir buvo tikrai neįprastos naujos patirtys kai kurios. Tai yra, vis tiek, kai tu teiki kažkokius klausimus, ten būna, kad kartais ignoruoja tos klausimus, neatsako ar ne, paprastai ten ir tu, Birutė, ir tu, Ignai, abudu žinot. Bet čia visiškai kitoks veikimas buvo. Mes jau iš investuotojų, tų žmonių, ar ne, kurie jaučiasi nukentėję, žinojom, kad yra nenorima bendrauti, taip, ne, sakykime, vengiama kažkokio kontakto arba ten blokuojami net žmonės kai kurie ir panašiai. Tai taktiškai nusprendėm, kad reikia pirmiausia galbūt pabandyti gyvai pasiekti tuos žmonės, tuos pagrindinius organizatorius, tai 3 šiauliečiai, Vytautas Karalevičius, Mantas Mockevičius ir Justas Dobiliauskas. Bet juos nėra lengva pasiekti, nes dabar jau jie Monako rezidentai. Tai kur ieškoti, ta prasme, ir kaip kreiptis. Tai
Tai va, bet jie skelbėsi, kad jie dalyvauja ten įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, konferencijos, ten tos parodos, kur daugiausia lošimo bendrovės, ten kokio gaming, gambling ir taip toliau. Tai štai ir ištaikėm progą, tiesą sakant, taip važiavom rizikuodami, net nežinodami, ar iš tikrųjų ten bus tie mūsų pagrindiniai veikėjai ar ne. Nuvykom į vieną konferenciją Maltoje. Ir mums pasisekė, nes vienas iš trijulės buvo, dalyvavo tenai. Ir tuo metu, tiesiog pirmiausia pabandžiau susitarti labai korektiškai, gražiai, ta prasme, priėjau, prisistačiau, sakau, ar galim susitarti dėl pokalbio. Ir atsakymas buvo toksai, matysim. Taip, žinai, kai tu ateini ir klausi, žiūrėkit, ar galim susitarti, tai paprastai tikiesi taip, ne, jei ne, tai kodėl, jei taip, tai kada, ar ne. O čia buvo matysim. Ir taip kelis kartus klausi ir tu, investavęs į bilietus, atskridęs. Ta konferencija beje labai, toks nepaprastas dalykas ir aš taip suprantu, dėl to ir buvo didžiulis netikėtumas jiems mus tenai pamatyti, nes bilietas ten berods kainuoja ir jo žiniasklaidai jokių ten nuolaidų nedaroma ir išimčių apie 500 eurų. Tai tokiuose renginiuose tu jautiesi pakankamai saugus, nes... Jie negalvoja, kad ateis kažkokie žurnalistai. Lietuvos dar. Tuo labiau iš Lietuvos. O tai jie jums iškvietė policiją tam renginį? Ne tik policija, iš tikrųjų ten buvo toksai, paskui, aišku, perėjo tokia įtampa, konfrontacija atsirado, nes tu matai, kad tau aiškaus atsakymo nepateikia, tuomet prasidėjo kažkoks blaškymasis po erdvės, ten tas galbūt pasišalint bandys, jau žinai, atsiranda toks ir nepasitikėjimas, tai tada mes įsijungėm kameras, puolėm filmuoti ir tuomet jau priėjom jau taip sakant, tiesiogiai pabandyti užduoti kelis pagrindinius klausimus. Ir tie keli pagrindiniai klausimai turėjo būti ir buvo, tai yra, kas atsitiko su tuo Bankera ICO projektu, o kitas, koks buvo Pacific Private Banko Vanuatu valstybėje įsigijimo tikslas. Ir ten buvo kategoriškai tuo metu pabrėžiama, kad negalima atsakyti. Tas Vytautas Karalevičius aplink jį tuoj apstojo ten daug kitų žmonių, žodžiu, ir vyko tokios dėrybos savotiškos, ar ne? Ir mes primiktinai vis tiek prašėm, kad žiūrėkit, mes norim užduoti klausimus, suteikit galimybę ir taip toliau. Prasidėjo dėrybos, gal tuo metu atsiųskit raštu ir buvo iškviesta galiausiai apsauga. Tai ir ne tik tai, buvo iškviesta apsauga, aišku, tie vyrai atvykę apsaugos, jie nelabai suprato, kas čia vyksta, mes jiems prisistatėm, paaiškinom, patikrino tos mūsų cedeliukus, kad mes, tikrai legalūs dalyviai, o ne kažkokie įsibrovėliai, plėšikai ar kažkas. Ir štai, bet tuo pat metu jie pasirodo nufotografavo dar tai, kad galėtų parodyti, kad ir paskui teikti, iš tikrųjų tai buvo skelbiamas melas, visiška netiesa, neva tai žurnalistai buvo išvesdinti apsaugos arba ten policijos iš renginio, kas yra visiškas melas ir kosmosas, nes mes ten dirbom ir kitą dieną, tai yra masinis renginys, ta prasme, įsivaizduokit, pats stendas, tu pasikvieti apsauginį, sakai, va čia žiūrėkit, va čia prie manęs priekabiauja, ten kažkas kažko nori, apsauginis mandagiai paprašo atsitraukit, šitie žmonės nenori, mes atsitraukėm, viskas tvarkoja. Tai va, tai tokia situacija. Kitą dieną mano kolega Karolis buvo priėjęs prie tų žmonių pasitikslinti, ar mes teisingų adresų išsiuntėm raštu jiems klausimus, nes mes pranešėm tiesiog, kad mes jums pasiuntėm klausimus raštu, gerai, atsakykit. Ir jam iškvietė policiją. Taip, ir irgi nufotografavo. Taip, jam reikia. Ir dabar ta nuotrauka dalinasi kaip įrodymu ir dar, žinot, tas veikimo būdas, kai kažkada Respublika taip darydavo. Aš atsimenu irgi dar savo, taip sakyto, aktualijose, kai dirbau žurnaliste ir Seime ir kitur, ten būdavo Respublikos toks fotografas, nežinau, ar jūs atsimenat, kuris, aš jį stebėdavau, nes jis visą laiką stengdavosi žmonės nufotografuoti iš kokio nors tokio rakurso,
nu, tokio apačios, ten šono. Ir paskui vakaro žiniose ten būdavo, žinai, Tarsi slapta, ar ne? Toks... Ne, bet ten labai iškreipia tada dažnai. Kai tu imi iš kažkokio rakurso, tai gali labai iškreipti tą vaizdą, gali stop kadrą padaryti ir jis toks negražus atrodys, arba ten koks nors išsiviepęs ir panašiai. Tai čia buvo lygiai ta pati taktika, tai yra akivaizdžiai tos nuotraukos mūsų ten su policija, tai yra, nu, stop kadras padarytas, kur ten, pavyzdžiui, nežinau, atrodo, kad tu ten sukandęs dantis kažką, žinai, išvokšti ir ten grasinį. Nu, tai toks kuriamas įvaizdis, kuris netitinka tikrovės. Su kiek advokato kontorų jūs bendraujate šito tyrimo metu? Su daugiausia, kiek iki šiol teko. Tai yra su 5, iš tikrųjų, teko bendrauti. Tai yra jau to... Iš skirtingų šalių? Jo, visos iš skirtingų šalių. Tai yra ir advokatas Gintaras Černiauskas iš Lietuvos, taip pat Londono advokatų kontora, tokia labai, sakyčiau, solidi, tada Lichtenšteino, Vanuatu advokatų kontora ir ten, kiek žiūrėjau, ta advokatų kontora yra gynusi net Vanuatu prezidentą, tu jį atstovavusi, toks irgi, na, solidi. Tai va, ir iš Paryžiaus dar viena. Tai jo, tai čia jau buvo tas susirašinėjimas su advokatais antros fazės mūsų klausimų, bandymų pateikti jiems klausimus metu, kuomet jau mūsų kolegos Ausis ERP siuntė klausimus, tokia forma ten teiginiai, prašom patikslinti, jeigu netikslu, ir klausimai, prašom atsakyti. Tai ten vyko toksai, iš tikrųjų, aš pritarčiau kolegai Vaidotui Beniušiui, kuris irgi tą iš arti stebėjo, kad labai buvo panašu į tokį organizuotą ir koordinuotą veikimą, nes, na, tarkim, nusiunti klausimus, ne, ir tų klausimų ten buvo išsiųsta labai daug, nes reikia suprasti, kad ta įmonių ekosistema, vadinamoji Bankeros, yra daugiau nei 20 įmonių. Tai išsirinkom tas jau pagrindines, kurios tiesiogiai randam sąsajų su tuo mūsų tyrimo, ne, objektu. Ir joms siuntėm ir, tarkim, atsiunčia viena advokatų kontora klausimus, atsakymus atsiprašau, arba ten kažkokį tai prašymą pratęsti dar laiko atsakyti, nes nurodom, kad žiūrėkit, per 10 darbo dienų, tarkim, yra terminas protingas, atsakykit ir taip toliau, tada paprašo pratęsti laiką, pratęsi laiką, tada pareina jau kita advokatų kontora, vėl tas pats prašymas, pratęskit, nes mano ginamasis negavo klausimą, bet labai įdomu, nes ginamasis atstovaujamasis, taip sakykim, negavo klausimų, bet advokatų kontora kažkaip mūsų susirado ir prašo pratęsti terminą. Tai buvo tokių kuriozų iš tikrųjų. Ar buvo tuose laiškuose iš advokatų kažkokių tokių grasinimų, spaudimo priemonių, turiu minty kažkokiais teisiniais ginčiais? Tai... Žinokit, labai brangų Šveicarijoje teismai, arba ten Lichtenšteine brangus teismai. Jo, tai buvo labai tokių tiesmukų, buvo net sumos įvardintos, kuo gresia, tarkim, jeigu atskleisit kažkokią banko paslaptį, čia konkrečiai Vanuatu advokatų rašte buvo, kad jums grešia, neatsimenu, ten 50 000 asmeniškai baudos arba laisvės atėmimas 2 metų, tai yra ne tik tai ten kažkokia civilinė, bet taip pat ar administracinė, bet taip pat baudžiamoji atsakomybė, suprask, ir na, ten, žodžiu, jo, buvo tokių labai tai galima suprasti kaip spaudimo priemonė, kad jūs pagalvokit, ar čia jums reikia velti su ta bankera, jeigu jums gresia kalėjimas, ar ne? Bet tai taip ir galima traktuoti, aš manau, neabejotinai, ta prasme, buvo toks labai akivaizdžiai, bent jau man išsigrynino tą taktiką, viena ranka bandoma vilkinti, kita ranka bandoma spustelti, ta prasme, na, pagalvokit iš tikrųjų, ar čia jums verta prasidėti, tai ir aš žinau, kad bankerai yra pavykę anksčiau vieną žiniasklaidos priemonę Lietuvoje užgesinti. Tokiais, na, įslepą, sakyčiau, net panašiais veiksmais, kai irgi buvo naujienų portalas Alfa užmėtytas tokiais advokatų laiškais po publikacijų kelių apie šitą įmonę.
Ir baigėsi irgi, aš neatsimenu, kiek jie ten gavo tų laiškų, man atrodo, irgi ten skirtingos, ar 3 kontoros, ar kelios. Ir baigėsi tuo, kad, kurį laiką dar bandė ten su jais aiškintis, galiausiai Alfa atsitraukė, pasirašė taikos sutartį, ištrynė straipsnį. Tai tas, matyt, irgi skatino veikti, nes kažkada tai pasiteisino ir aš šioj situacijoje džiaugiuosi, kad mūsų redakcija taip gan, aš sakyčiau, net sutelkė. Toks efektas buvo priešingas, neįtikėtasi, kad čia, žinai, spustelsim, čia tuoj, žinai. Bet priešingai ir redakcijos žmonės, ir tas pats Tomas Baldžekas, kuris buvo bandytas asmeniškai, va čia kas irgi dar labai toksai įdomus, naujas aspektas, kai ne tik tai žurnalistas taikiniu tampa, ne, kuris tiesiogiai užduoda klausimus, nes ten buvo ir man prikišamos kažkokios istorijos ir kolegai, bet taip pat susiranda įmonę, kuri valdo tą žiniasklaidos priemonę savininką. Taip. Labai sunku ieškoti vienas tokių garsiausių savininkų. Maža to nusiperka obligacijų, kad galėtų tą įmonę... 15 min. Taip, 15 min, kad galėtų irgi, ten savo kažkokį tai naratyvą ten jau formuluoti viešą ar ne, tokį gynybinį. Ir Tomui Baldžekui jam irgi buvo ten formuluojami, tiksliau ne jam, ten irgi buvo labai savotiškas būdas, kai man vieną dieną paskambina kolega iš LNK žinių tarnybos, klausė, sako, klausyk, ką jūs ten darote? Nes jam kilo klausimas, nes gavo keistą laišką iš bankeros vadovo, vieno iš vadovų, su klausimais anglų kalba, o ten buvo tokia trolinimo forma, aš nesuprantu, ką tie vyrai ten, kaip jie ten, koks motyvas, bet žodžiu, jie visiškai nusikopipeistinę stilių to mūsų klausimo, ar ne? Jie panašių stilium formulavo klausimus Baldžekui, 15 min ir taip toliau ir siuntė tai redakcijoms kitoms. Ne visoms, bet kai kurioms. Nieko negavom. Tai nepasirinko. Bet kai kurie gavo ir kai kuriems, kilo natūrus, apie ką čia, prasme, tai ten neužtrukom paaiškinti, kad čia, žiūrėkit, čia viskas paprasta ir jums turėtų būti suprantama, uždavėm klausimus, gavom tokią reakciją. Bet tarp tų klausimų buvo ir apie ten Baldžeko kažkokius tai namus ar kažką ten pervalko ir panašiai, pasiaiškink. Kitaip sakant, vėlgi akivaizdi taktika, kai ne jie atsakinėja klausimus, bet galiausiai tu sėdi ir aiškinės, žinai, aš čia ten to neturiu, to nedariau ir panašiai. Tai galima suprasti, kad jeigu spaudimas prie žurnalisto nepavyksta, tai gal tada reikia pabandyti paspausti savininką, gal jisai pagalvos, ką man čia tiek problemų, aš nurodysiu savo žurnalistam nedaryti šitos temos. Jisgi nežino, gal kokiais temą darot ateis, tada sakys. Tai nuo pat pradžių, tarp kitko, po Maltos konferencijos, kai mes tada pabandėm gauti, susitarti, taip tiesą sakant, dėl pokalbio nepavyko, tada siuntėm klausimus raštu, irgi buvo gautas atsakymas iš UAB bankera vadovo Dapšio, Tadas Dapšys, bet jisai atsiuntė ne man, jisai atsiuntė tuos atsakymus ir siuntė, pabrėžiu, ne tas žmogus, kuriam mes siuntėm klausimus. Kažkoks žmogus, kuris jaučiasi įgaliotas kalbėti kitų vardų, bet neaišku, kokiu pagrindu. Ir jis siunčia atsakymus ne man, ne mano kolegai, tarkim, bet siunčia kitiems random redakcijos žmonėms arba akcininkams. Ir ten jau kalba apie mūsų etiką, kaip mes ten buvom išvesdinti policijos ir taip toliau, kuria tą tokią legendą, kaip čia viskas blogai su mumis. Tai irgi buvo toks, ką žinau, naujos patirtys, visi man gyvenime taip nėra buvę, ta prasme, kad būtų taip veikiama. O YouTube kanalą turėjai apie save? Taip, tai čia dar buvo naujas irgi pakurtas YouTube kanalas, ta pati iškarpėlės ten šitos Maltos konferencijos ir Baldžeko namas, kaip supratau. Šiaip tai čia adresu, šiaip yra, kas yra padaro pažeidimas. Ir net, čia rimtas pažeidimas, nes žmogaus privatų būstą išviešini, kuris ir ten, jeigu dar, pavyzdžiui, vaikų gyvena, jeigu Tomas Baldžekas turi vaikų, tai taip negalima daryti apskritai.
Nu, tai čia, žinai, jau gal išsiaiškinsim, kaip sakyt, teisinėm priemonėm, bet jo, ta prasme, ten, sakau, ten visiškai old Respublika style buvo toksai blogąja prasme. Aš nenoriu sakyti, kad Respublikos laikai buvo vien tik blogai, bet ir viskas ten, ką jie darė blogai, bet iš tikrųjų va, ta blogoji žurnalistikos prigimtis tokia, ar ne, kuri buvo kažkada klestėjo Respublikos ar ten Vainausko laikais, tai va dabar šitie vyrukai įgalino, kaip sakyti, naujom formom, ar ne, kaip galima daryti, galima taškytis duomenim, galima netikrintą informaciją skleisti. Dar vienas būdas labai įdomus, tai tos reklamos. Tai yra, kai vėlgi nusinti klausimus ir vėl, ten arba vėl kitai įmoniai. Tai vat vienas būdas, ten advokatai kažką, ne, prašo vis daugiau laiko per tą laiką, kol prašoma daugiau laiko, kas lygia greta vyksta, tai yra vat tie kažkokie laiškai redakcijoms, ten dar kažkokie skleidžiami dalykai. Bet šalia to, tarkim, nes aš atsimenu, mes tiesiog vieną vakarą sėdim ir kolegė sako, tu matei? Sakau, ką? Reklama, sako, pas mus. Tai nusipirko reklamų tiesiog ir pagal turinį, ne, nes reklama, aš atsimenu, viena reklama buvo, man atrodo, apie kažkokias stipendijas ar Vytauto Didžiojo universiteto ar kažkuriam ten universitetui, jo studentams. Ir skaitai stipendijos, bankera, čia bendradarbiavimas, visa kita, bet ten toliau tarp eilučių paskaitai apie bankerą ICO projektą ir kad jo pagrindinis iniciatorius ten ar kuratorius buvo Antanas Guoga. Ir tu pradedi galvoti, o ką čia reiškia, kodėl jie dabar nusprendė tai platinti, nes anksčiau yra stačiai atvirkščiai tą platinę. Tai irgi gali suprast, gal čia tos vadinamos otvietkės, kaip kriminaliniam pasaulyje vartojama tokia savoka, kai kažkokiam, aš taip spėju, kad vis bandoma numanyti, kas čia už to gali stovėti, arba kas čia užsakė, arba kas čia tie šaltiniai. Ir tu bandai siūsti jiems galbūt per viešą erdvę, tokiu būdu kažkokį signalą, kad žiūrėkit, vyrukai, aš čia dabar, čia tau dabar Guogą duosiu ar kažką. Nežinau, tiesą sakant, bet jo, ir paskui dar kitos reklamos pasirodė, tai yra apie tas vilas, tu klausi apie vilas ar ne, tai, o jie staiga nusipirka reklamą. Bankera atsiveria, kad jie turi dar ir nekilnojamo turto kažkokią plėtojimo kryptį ir dabar pristatom Vila Ezė ten, tarkim. Ir po to gali prilyginti, kai jūs išleidžia tyrimą, gali rašyti. Prieš mėnesį tai jie rašė apie mūsų vilas ir apie viską, o dabar jau loja. Taip, kažkas panašaus turbūt ir buvo sumanyta. Aš nežinau, neturiu patvirtinimo, bet kiek žinau, dirbo viena PR agentūra su šitą kompaniją. Tai pabandysiu išsiaiškinti, kuri, manau, kuri. Tai paklausim. Vienas iš mano prisiminimų susijusių su jūsų tyrimu, aš tuo metu tiesa nežinau apie ką, kad kai mum asociacijai paskambino Lietuvos bankas ir sako, žiūrėkit, čia tam tikri žurnalistai daro tyrimą, atsiuntė mum klausimus, o verslininkai ir jų advokatai bando sužinoti, ko paklausė žurnalistai, reikalauja pateikit mum žurnalistų klausimus, bando išsiaiškinti, ką jūs žinot, kitaip tariant. Ir kas akivaizdžiai, nesąmonė, taip negali vykti ir taip, tai nėra dažnas atvejis. Po jūsų tyrimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl bankeros. Ar galima sakyti, ar galima įtart, kad jie norėjo visaip kaip nužudyti šitą istoriją dėl to, kad jie bijojo ir teisinių pasekmių? Tai aš manau, kad čia tas visas veikimas, jeigu taip apibendrinta, ne, tai tas ir buvo, akivaizdu, ta prasme, they tried to kill the story, ta prasme, jie bandė nužudyti istoriją, ta prasme, visom priemonėm stabdyti, jeigu nepavyksta stabdyti, nes ko tik ten nebuvo, iš tikrųjų, sakau, tose laiškuose ir kuriuos kitos redakcijos gavo, kuriuos kolegos gavo, mes gavom, tai ten buvo bandoma sakyti, žiūrėkit, čia ne mes, čia jie, ne, paskui ne tie, o tie. Ta prasme, ir tu tikrini tą informaciją, o gal tikrai, gal ten, bet nesusiveda galai, suprantat. Tai ir tu supranti, kad tave vedžioja kažkokiais ratais, kvadratais, vietoj to, kad atsakytų tiesiai paprastai, ne? Nes klausimai buvo pradžioj
apie patį projektą, kas su juo atsitiko, o paskui jau buvo antra dalis konkretesnių, tai yra apie tas transakcijas, apie paskolas, apie pirkimus nekilnojamo turto. Tai tuos klausimus iš tikrųjų nei vieno atsakymo iš tų pagrindinių veikėjų mes iki šiol ir neturim. Ir per tą laiką vyko tik tai toks šurmulys, triukšmas ir kas yra įdomu irgi, kad tie patys pagrindiniai veikėjai, jie niekur absoliučiai nėra viešai kažkaip komentavę. Tik tai kažkokie žmonės, kurie, ten samdomi, dirba vienos iš įmonių direktorius, kitas ten yra valdybos narys, tarkim, tai jie kažką komentuoja, ar ne? Bet tie patys savininkai, jie kažkur ten LinkedInuose pasišerina komentariukais, viskas, daugiau jokio kontakto. Tai akivaizdu, man atrodo, kad tai buvo tiesiog bandymas trukdyti ir turbūt gali būti viena iš priežasčių bijant tų teisinių pasiekmių, nes klausimų pagrįstai kyla. Ar tai negalėjo būti kažkokia neteisėta veikla galiausiai, sukčiavimas, nežinau, ar ten pinigų iššvaistymas, tų lėšų surinktų ir panašiai, nes tiesą sakant, po mūsų tyrimo, jau kai jis buvo paskelbtas, mes sulaukėm dar daugiau tų žmonių kreipimusi ir atsiliepimų ir dabar renkam dar naujos informacijos. Kurie nukentėjo. Tie žmonės ir tai, žinot, dabar kai ten, kad ir buvę Lietuvos banko atstovai, kaip Raimondas Kuodis ar kiti, ten kai kurie sako, lochai maždaug patys jūs čia investavo, turėjo įvertinti žmonės rizikas, bet taip nurašyti masė žmonių, 10 tūkstančių, kad jūs čia visi kvailiai ir reikėjo įsivertinti ir panašiai, aš nežinau, ar taip galima daryti. Nes kaip bebūtų, jeigu yra kažkokia įtariama nusikalstama veika, ji turi būti tyriama tiesiog ir turi būti atsakoma į klausimus, viską. Tai gražu, greitas atsitiko, prie ugnelės linguoju, 5G į namus, pilna greičias. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visaip labiau. Dabar net pusę metų nemokamai. Vienas ryškiausių, kurį jau mes visi matėm iš išorės, aš nebepavadinčiau tai spaudimo būdu, nes tai jau buvo po istorijos, tai tikriausiai buvo bandymas uždengti tą istoriją, tai yra bandymas diskredituoti viešai jūsų reputaciją. Tiek jūsų asmeniškai, tai yra ir tavo, ir Karolio, tai yra žurnalistų, kurie darė šitą tyrimą. Man atrodo, vienas iš tokių pagrindinių požymių, kai yra manipuliuojama visuomenės nuomonė, kai yra bandoma aiškinti, kokie žurnalistai yra blogi ar ne, kurie atskleidė šitą istoriją, bet nepaneigiamas nei vienas faktas. Nes jeigu faktai yra neteisingi, jeigu faktai yra teisingi, tai koks skirtumas, koks žurnalistas juos atskleidė? Kaip parašai, tai nepaneigia faktų. Apie tyrimą, bet nei žodžio apie tyrimą nepaminėjai. Ir vienas ryškiausių tų žmonių buvo gynybos influenceris ir Vilniaus savivaldybės tarybos narys Aurimas Navys, kuris juodom balto, tiesą sakant, be jokių įrodymų rašė, kad jūs atidirbinėjat banditams. Toks buvo jo sakinys. Kaip jūs jaučiatės visą tai skaitydami? Aš nežinau, ar jis rašė, bet aš žinau, kad jis man tai pasakė. Bet jis ir parašė taip, kad 15 min paklausiau, kaip jaučiasi atidirbinėdami banditų pinigus. Jo, nes mane tiesą sakant ir šokiravo ir nuvylė labai, nes iš tokio žmogaus tikrai nesitikė. Pirmas dalykas, nesitikė žmonių, kurie apskritai nesitikė tokios elgsenos iš žmonių, kurie dirba finansų srityje. Atrodo toks laukas, kur, čia žinai, kaip nueitum į kokią medicinos įstaigą, ten tau, žinai, matais kokiais nors varytų, žinai. Tai čia kažkoks bachurizmas, toks bachurizmo kultūra tokia, patyrėme, žinai. Ir Aurimas Navys, ten situacija irgi buvo paprasta, kadangi mes susidūrėm su potencialiai interesų konflikto situacija. Ir kaip ten atsitiko viskas, jis gal dėl to jaučia nuoskaudą kažkokią ir pats net neklausiamas pradėjo apie savo brolį kalbėti. Jo brolis dirbo Lietuvos banke. Mes pradėjome aiškintis praeitų metų vasarą, kasgi ten su ta bankera vyko, kodėl Lietuvos bankas ten bandė stabdyti tą projektą, kaip jie stabdė ir panašiai, kas čia buvo negerai su juo, kas gerai ir panašiai. Ir buvom susitikime tokiam, kur buvo tiesiog
šiek tiek bandyta taip, kaip sakyti, off the record formatu paaiškinti, ar ne, ten kai kurias aplinkybės išsameu, aiškiau ir panašiai. Ir į tą susitikimą atvyko Mindaugas Navys, Aurimo brolis. Ir, žinot, va dabar įsivaizduokit, jūs siunčiat klausimą apie įmonę Perves, kuri vadinasi, Lietuvos banko prižiūrima, licencijuota įmonė. Ateini kalbėtis ir sėdi žmogus, kurio brolis yra Pervesk valdybos narys. Aurimas Navys yra Pervesk valdybos narys. Ir, tiesą sakant, aš taip visą sutikimą taip galvojau, gal gerai, tai toj va čia išgirsim, žmogus prisistatys ir, čia deklaruoti interesai, čia tikrai nereiškia, kad jeigu tu turi brolį, tai čia, žinai, jau čia kažkas savaime interesų konfliktas. Bet čia ir buvo problema, kad jo deklaracijoje brolis nebuvo nurodytas. To susitikimo metu taip pat nebuvo deklaruota. Ir aš tiesiog susitikimo pabaigoje paklausiau, o ar jūs neturėtume čia ko nors deklaruoti. Ir tas žmogus sakė, kad čia visi žino iš tų veidų, kurie ten buvo, nes buvo daugiau žmonių, supratau, kad gal nelabai žino apie ryšį. Ir čia tiesiog kilo tokia situacija, kur aš manau, kad mes net sudalyvavom tam tikrą prasme interesų konflikto situacijoje, kai žmogus, kuris turėjo deklaruoti, jisai nedeklaravo. Ir toliau, kas vystėsi tai, kad bandėm skambinti jau pačioj pabaigoje, čia prieš tyrimo publikavimą Aurimui Naviui. Nes taip, kuo baigėsi Mindaugui Naviui, tai Mindaugui Naviui po mūsų klausimų, nes paskui pateikėm klausimus atitinkamai Lietuvos bankui, kaip čia yra, kad nedeklaruojant. Ir apskritai Lietuvos bankas stebino, nes aš atsimenu, tada ieškojau, kaip ten tam bankiai apskritai valdomi interesų konfliktai, kaip ten antikorupcinė visa aplinka kuriama. Tai yra daug, kad ten 18 metų dokumentai paskutiniai buvo įkrauti į ten tą puslapiuką, po lapiuką. Tai supranti, kad ten buvo gal kiek apleistas laukas galbūt. Ir tuomet taip pradėjom domėtis, klausti ir tarnybinės etikos komisijos, ir Lietuvos banko, kaip čia yra, kokia situacija. Ten buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Mindaugas Navys greitai pasitraukė iš Lietuvos banko, tiesiog paliko pareigas, išėjo. Tai štai, ir paskui kalbėjomės jau prieš tyrimo publikavimą su Aurimu Naviu kaip Pervesk valdybos nariu. Ir bekalbant, net neklausiant nieko apie brolį, pabrėžiu, tas žmogus pradeda sakyti po kokio 4 ar 5 klausimo, tai kad aš dirbu už banditų pinigus nusamdytą, o toliau kitas teiginys, kad aš žinau apie jūsų klausimus Lietuvos bankui, manogi brolis. Aš tiesiog negalėjau patikėti. Ta prasme, ir prisidavęs. Ta prasme, jisai, aš nežinau, jisai ne tai, kad prisidavė, jis pridavė brolį. Ja. Ir aš nežinau, tai tiesa ar netiesa, ar ten brolis ką sakęs ar ką, bet taip teigia žmogus, kurio aš net neklausiu apie tai. Suprantat? Ir problema buvo ta, kad, žodžiu, Aurimas Navys paskui jau jisai, kai paskelbė tą savo įrašą, ar ne, Facebook'e, jis šiek tiek pakoregavo, kaip suprantu, paskui jisai jau, kai paskelbėm garso įrašą to pokalbio, ar ne, nes jisai kurį laiką teigia, kad ten mes tarsi melavom, tarsi nebuvo to ir panašiai, tai paskelbėm garso įrašą, aišku, tada atsirado problema, kad mes neįspėjom, kad įrašinėjom, čia tada nauja jau, žinai, naujas pretekstas kalbėtis, kaip sakyt, bet paskui, privačiai dar kalbėjomės, ta prasme, jis man parašė asmeniškai, kad visai ką kitą turėjo omeny, kad ten brolis jau nedirbo tuo metu Lietuvos banke, kai ten apie tuos klausimus mūsų pateikė informaciją ir kad pateikė informaciją apie mūsų klausimus apie kažkokį Foxpay'ų, ko mes visai neklausėm. Ir aš nesuprantu, ar tai jau toksai bandymas išsisukti iš tos situacijos nepatogios, ar tai yra iš tikrųjų kažkas, bet galiausiai turiu pasakyti, kad Aurimas Navys atsiprašė manęs asmeniškai, bet atsisakė ateiti pas mus į laidą, nes mes kvietėm, jisai tarsi ir pats siūlėsi, kad mes norime, ne? Tai atsisakė ateiti į laidą, toks
na taip sakyt, privačiai sakomas motyvas buvo tas pats, kad 15 min čia organizuoja kažkokią jo reputacijos žlugdymo kampaniją. Jau ne aš asmeniškai, bet vos ne visa grupė, bet oficiali priežastis, kad pradėtas ikiteisminis ir va čia dabar negalim to daryti. O kokių čia bandytų pinigus jūs ėmėt? Ir atidirbinėjot? Foxpėjus atsirašė. Turbūt, taip. Germano, ar ne? Kažkieno, nežinau, bet man tiesiog yra, žinot, aš visada galvoju, kad pagarba yra abipusis dalykas. Ir man asmeniškai, žmogiškai pirmiausia, tai atrodo nekorektiška, kai žmogus, kai tu jo net paklausi, gerai, o kai jūs tai teigiate, kuo jūs tai grindžiate? Ir jisai šauna tokį, o čia mano nuomonė. Ir, nu tai žinai, tai galima tada bet ką kalbėti, gali kalbėti. Tas irgi labai keistas dalykas, nes žmonės viena vertus iš tavęs, tau žurnalistui kelia labai aukštus reikalavimus. Turi pagrysti, įrodyti, ten, nežinau, 5 aukštais viską ir panašiai, ar ne, bet pats gali švaistytis labai lengvai paprastai. Ir aš tai manau, kad šiaip tiesiog privalu išlaikyti kažkokį pagarbų, abipusės pagarbos santykį. Taip, nes aš kaip tik ir norėjau klausti, kaip reikia vertinti politikus, kurie leidžia savo, ir čia tikrai ne vienas politikas toks yra, pasakyti, kad žurnalistas yra užsakytas. Mes nuo prezidento turėjom tokius žodžius iki tarybos narių, ar ne? Visam pasauliu turime. Be jokių įrodymų. Ir tarsi politikam negalioja toks pats standartas kaip žurnalistam, kurie turi tikrinti informaciją, turi atskleisti teisingą informaciją. Jeigu yra neteisinga informacija, žurnalistą galima paduoti į teismą ir dažnai tai yra daroma, ar ne, arba gąsdinama, kad tai bus padaryta. Tarsi, man atrodo, kad žurnalistai dažnai jau yra tiek įpratę prie to pasakymo, kad tavo straipsnis ar tavo tyrimas yra užsakytas kažkieno, kad jau net nebekreipia dėmesio, nes tas taip dažnai kartojas, kad su kiekvienu vos nesiteisi juk. Jo, tai aš ko tik nesu prisiklausius, kad ten ir vieniems dirbu, ir kitiems dirbu. Jeigu tik tiek darbdavių turėčiau, tai klestėčiau, bet šis toks primityvus gynybinis būdas, toks, vietoj to, kad paaiškinčiau ar atsakyčiau, pateikčiau informaciją, tai dabar aš čia paaiškinsiu, kas už to stovi, sukursiu kažkokią sąmokslo teoriją, kas labiausiai keista, kad tai daro žmonės, kaip kad yra Aurimas Navys, dėl ko aš jį gerbiu kaip ekspertą, bet šitoj situacijoje, tai kur čia tas kritinis mąstymas kažkoks, ar mes tikrai to norim, tokį pavyzdį rodyti visuomeniai. Bet aš manau, kad aš irgi esu tam tikrą prasme, aš turiu tą skūrą jau užsiauginius ir nuo tokių kaltinimų man ten, žinai, gali vadinti kaip nori, bet žmogiškai aš manau, kad mes turim labai aiškiai užbrėžti ribas. Neturi, jokioj parduotuviai neparduoda teisės taip negerbti žmogaus. Tiesiog tai yra nepagarba ir viskas. Ir aš šiaip jau stengiuosi užbrėžti tas ribas. Tai va. Gyvename laikais, atrodo, kai žurnalistikos diskreditavimas iš politiko apskritai yra populiarus. Ką turiu minti, kad apskritai dalis politikų savo rinkėjams bando įteikti, tarsi visa mainstreaminė žiniasklaida apskritai yra bloga, priešas, neobjektyvi ir taip toliau. Jeigu žiūrėtume į demokratinę sistemą, kuo tai yra pavojinga ir kaip tu į visą tai žiūri? Pavojinga tuo, kad o tada kuo tikėti? Ne, ta prasme, apskritai, aišku, žiniasklaidą reikia pripažinti, kad esam iš dalies ir patys kažkiek prisidėję prie to, kad pasitikėjimas mumis yra smukęs. Yra pridaryta klaidų ir prisiminkim tos pačius Vainausko Tomkaus laikus, karus ten, Razborkės tas vadinamas, kur, tikrai žmonės labai pagrįstai keldavo klausimą, kas čia laikraščiai ir, pagrįstai užsakyta, nupirkta. Ir tuo metu tai visai turėjo turbūt pagrindo ir ne vienu atveju, kai ten buvo reketo tam tikrų formų, jeigu tu ten, žinai, nesusimokėsi, tai bus straipsnis, susimokėsi, nebus, tai kaip, žmonės iš tokių patirčių tuo metu susiformuoja tam tikrą nuostatą, bet aš manau, kad
na, jeigu neliktų šitos profesionaliosios žurnalistikos, ar ne, ir mes dabar patys suinteresuoti ir jūs dabar tą darot, ir aš tai labai gerbiu, kai tu bandai laikyti tam tikrą kartelę, tu bandai kaip tik dėti maksimalias pastangas, kad tai būtų kokybiška žurnalistika ir kad jį išsiskirtų, tuo ir išsiskirtų, kad mes nesiremiam vien tik kažkokiais neįvardintais šaltiniais. Mes bandom eiti susirasti tiesioginių liudininkų, mes bandom susirasti dokumentų ir ne vieną ar ne du, ir tu susidėliot bandai visą grandinę, pasigrįst. Va tas pats irgi mano minėtas OCCRP pavyzdys dabar šitos patirties, kai dirbame, tai mes turėjom investuotojų ir ne vieną, bet žmonės, kaip ir dažnai tokiais atvejais būna, bijo kalbėti on the record viešai, ar ne? Tai kalba su sąlyga, kad tu neminėsi jo vardo pavardės, pakeisi ir taip toliau. O OCCRP standartas, mes negalim tokių žmonių cituoti. Ir tu ant galvos tokis, eik ir surask žmonės, kurie sutiks vardu ir pavardę prisistatyti. Aš profesinė prasme pasiginčyčiau, ar čia tikrai visais atvejais yra geras. Ne, ir mes nepriėmėm to kaip auksinės taisyklės, nes iš tikrųjų ir savo filme minėjom vis tik tai ir tuos žmonės, kuriuos įsirašėm balsu, jų liudijimus ir panašiai, nes iš tikrųjų yra priežasčių, tam tikrų gali būti labai rimtų priežasčių, nes žmonės, ką pasakojo, kad juos irgi buvo pavertę tam tikrais taikiniais, jie irgi yra gavę teisininkų raštų, ar ne, dėl savo kažkokių įrašų Facebook'uose ir panašiai. Tai va, kur dalis pinigų nuėjo? Tai teisinėms priemonėms gali būti. Tai štai, tai gali būti tikrai pagrįstų priežasčių, kodėl žmonės nenori įsivardinti. Ne tik dėl to, kad ten bando manipuliuoti. Aišku, visada yra rizika, kad neįvardintas šaltinis gali bandyti slapstytis ir taip manipuliuoti. Bet ir įvardintas gali. Bet ir įvardintas lygiai tą patį gali, tik tai tiek, kad jau įvardintas, aišku, lengviau identifikuoti viską. Tai štai, aš manau, kad mums labai svarbu išsigryninti, kelti tą lygį ir kelti pasitikėjimą, pirmiausia per kokybę. Ir labai apmaudu, aš atsimenu tą atvejį ir jūsų su Gitanu Nausėda, ar ne, kai užsakomąją žurnalistiką pavadino jūsų su Dovydu pranešėjo knygą. Tai ir ten buvo irgi, kiek atsimenu, lygiai tas pats atvejis. Tiesiog pasakė, leptelėjo ir viskas. Nereikia nei pagrysti, nei aiškinti. Ir čia gal patys paleidžiam, aš manau, žiniasklaida turi spausti klausimais. Tai tuo metu to jo paklausė kažkas, gal BNS ar LT, aš neprisimenu. Tai patarėjai atsakė, kad užsakomoji žurnalistika, nes knygas visą laiką užsako leidyklos. Tai jau paskui, jie po kurio laiko, aš atsimenu. Čia jau... Yra teisi, jeigu žurnalistai kiti toliau uždavinėtų, kol jūs neatsakysit, tol mes ir liksim prie to paties, nebeturėtų šities, bet kai užduoda gerai, neatsakė, tai o kaip jūs vertinate Ramūną Karbauskį? Jo, tai va, tas yra iš tikrųjų, kartais mes pritrūkstam to tokio kibumo ir kolegiškumo, ta prasme, kad yra bendra tema, kur turim būti reiklūs kaip žurnalistai, nes klausimai yra mūsų pagrindinis ginklas. Ir mes, ir šiaip, ne vienoje situacijoje irgi stebiu tas, pasako kažką, atsako, numeta, visis pasiima, suvalgo. Ne, tai turi būti motyvai, turi būti pagrindimas, turi būti logika. Jeigu yra prieštaravimas, tai turi būti paaiškinimas, kodėl ir taip toliau. Tai aš manau, kad tom priemonėm tikrai galima būtų daugiau siekti ir sukurti tokio, mažiau patogią aplinką manipulacijos. Čia lygiai taip pat kaip apie Trumpą savo, kad jis atsirinkinėja žurnalistus, ar ne, kas pateks į Baltuosius rūmus, kas nepateks, bet kažkodėl tie žurnalistai, kurie yra atsirinkti, jie eina ten, vietoj to, kad jie pasakytų, mes neįsim tol, kol jūs nepriimsit visų, kurie čia turi būti. Tai aš primenu, pas mus yra buvęs panašus atvejis Saulius Skvernelis, ne, kai buvo tas pasiskelbimas, neatsimenu prieš kuriuos čia dabar rinkimus. Prezidento rinkimai, 19 metai, taip, ir premjeras tuometinis Skvernelis pasiskelbė, kad jisai dalyvaus rinkimuose. Tai ten irgi buvo tokio pasirinkimo tam tikro ir aš atsimenu
Ir taip, ir mūsų tada laikysena buvo, kad mes buvom tarp pasirinktųjų, bet tai man nepatiko, nes mes paskui jau supratom, kas įvyko. Ir tu tada viešai atsiriboji nuo to, nes supranti, kad jeigu mes žaisim šitą žaidimą, tai mes labai greitai atsidursim, čia, surūšiuoti spalvom, čia žalia, čia raudona, išskirstyti, šitiems. Ir tai nėra apie demokratiją, tai nėra apie žodžio laisvę. Ta prasme, tai yra visiškai blogai ir tiesus kelias į visai kitą kultūrą ir struktūrą. Kitas dalykas, ką bent jau aš pastaruoju metu pastebiu, kad tarsi politikai bando įdiegti kartais visuomeniai, kad nėra tokio dalyko kaip tiesa ir melas. Yra labiau nuomonė. Kažkokia kitokia nuomonė. Ir aš čia referuoju ir į Andriukaičio neseną pasisakymą, kad jis gerbė Eduardą Vaitkų, gerbė jo nuomonę, nes visi turi teisę į nuomonę. Bet melas ir tikrovės netitinkantis faktai nėra nuomonė, tai yra melas. Tas normalizavimas ir tarsi nuomonės įsigalėjimas, ar jis kenkia žurnalistikai? Ir aš dar tokį dalyką paklausiau, kadangi sakei, kad 20 metų jau dirbi žurnalistikoje. Ar čia yra naujas dalykas, ar anksčiau mėgdavo taip pat melą pakišti po nuomonę ir kaip nors? Tai visada buvo tokių dalykų, aš net nebejau, seni dalykai. Dabar neatlikusi kažkokios analizės gilios, bet tikrai būdavo ten visko ir tų visokių manipulacijų ir taip toliau, bet taip, tai ypač mūsų ta žurnalistika, ne tik tyriamoji, bet ir ta aktualijų žurnalistika, tai viskas turi remtis pirmiausiai faktus. Ir faktas arba jis yra toks, arba jis yra toks, ta prasme. Ir va čia man irgi kartais būna keista, kai pradeda ten ar institucijos, ar kažkokiuose atsakymuose, pradeda vartytis viena vertus, kita vertus, ten kai pastačius tiek apvertus. Ir palaukit, tai kalbam konkrečiai, faktai, nurodykit ten straipsnį kokį, kuo remiatės, tas. Ir tada atsiranda toks visiškas aiškumas, nes kuo mažiau palieki erdvės tam kažkokiam, nežinau, siuvinėjimui, tuo ryškiau vaizdas išsigrynina, kas yra kas. Ir jo, čia yra, manau, kad yra manipulacija, nes tai, kas yra tikrovės netitinkantys dalykai, tai kokia čia nuomonė, čia yra melas, šmeižtas ir panašiai. Kalbant apie tą visuomenės pasitikėjimą žiniasklaidą, ar normalu, kad jis nėra pakankamai toks labai aukštas, sakykim taip. Vieni sako, kad čia yra normalu, nes tai yra, visuomenė turi kritiškai žiūrėti ir žiniasklaidą, jeigu ten pasitikėtų absoliučiai žiniasklaidą, tai jau būtų nesveika, nes tada jau prasidės, kad jeigu per televizorių parodė, reiškia tiesa, ar galima manipuliuoti. Kiti sako, kad vis dėlto per mažas tas pasitikėjimas žiniasklaida yra, kaip tau atrodo? Aš sakau, kad žiniasklaida ir pati dėl to kalta. Aš irgi sakyčiau, kad mes esam verti to, ką mes turim. Ta prasme, su mūsų visų įdirbiu. Bet čia nenurašau vien blogosios patirties. Iš tikrųjų, ką aš matau, kad yra labai žmonių, kurie labai aiškiai supranta, kaip veikia žiniasklaida, ar ne? Žiūri ją kritiškai, bet tuo pačiu supratingai. Ir yra žmonės, kuriems galbūt trūksta net žinių, kaip veikia žiniasklaida. Pavyzdžiui, dabar, ką mes matom dažnai, kad žmonės stebisi, o kodėl mes čia dabar po tom rakinamom, naujienom viską kišam, ar ne? Kas čia tokio, kodėl aš dabar tą eurą turiu skirti, ar ten kažkam dar sumokėti, ar ne? Visiškai nėra supratimo ir aš manau, mes irgi galbūt iš dalies per mažai aiškinam, redukuojam visuomenę. Aš būčiau ta, kuri sakyčiau, kad reikia ir medijų raštingumo pamokų viduriniuose mokyklose, ypač šitam amžiui, kai, informacijos srautai tokie ir dezinformacijos dar didesnė. Ir trūksta tiesiog elementaraus suvokimo, nes viena vertus žmonės sako, užkniso reklamos. Neskaitau, nes užkniso reklamos, šokinėja ten man ir taip toliau. Gerai, sakai, žiūrėkit, čia modelis prenumerata. Ir mes čia bandom diversifikuotis ir gal čia, bus galima mažiau reklamos ar mažiau priklausomi. Užkniso mokėt, kam aš dabar mokėsiu? Ir kai tu tą girdi ne šiaip iš kažkokio eilinio žmogaus, mes esam tą girdėję iš politikų kai kurių.
Ir tu supranti, kad žmonės tiesiog nesigaudo, kad mes žurnalistai, žinai, va, šitą lempa jį kainavo pinigus, ne, šitas mikrofonas irgi turbūt kainavo pinigus. Tavo darbo laikas, turbūt, nori į tą kavą, už ją turbūt turi susimokėti. Ir kaip, kai tu eini į parduotuvę, perkiesi duonos, ten kepalą ar kažką, tu sumoki, tu neklausi ir tavęs nieks neužknisa. O čia toks įprotis ir čia irgi galbūt tam tikras irgi... Už laikraštį buvo normalu. Taip, už laikraštį buvo normalu čiupinėti ir kitas dalykas, tai buvo turbūt tas ilgas pakankamai laikas Lietuvoje, ne? Estijoje gerokai trumpesnis buvo, kai ilgą laiką tas žiniasklaidos vartojimas toks buvo, nemokamas, imk, skaityk, nemokamai ir taip toliau. Ir dabar, situacija pasikeitė, keičiasi ir ilgainiui manau, kad tik dar labiau keisisi tą pusę, kad, vis tik tai susimokėkim, tada galėsim iš tikrųjų turėti galbūt ir labiau kokybiškos tos žiniasklaidos, nes taip, kad ir tie tyrimai, ir jūs žinote, Birutė, kad tai yra kainuojantis dalykas, kai tu negali prikepti jų ir neturi tai prikepti kiekvieną mėnesį ten po temą, kenčia kokybė tiesiog. Kokį tu tyrimą gali atlikti per vieną mėnesį, ta prasme... Jūs bankeros tyrimą darėt metus, ar ne? Metus laiko, taip. Tai čia su tuo visu, aš nesakau, kad tik tą vieną tyrimą, ta prasme, dar šalia to, ten yra temų, tu jas darai, ten to darbo daug. Plus, kai kurie gali trumpiau užtrukti, gali per 3 mėnesius pavykti. Faktas, ten gali būti paprastesnės temos, arba ten su partneriais, kur ten tavo indėlis gal mažesnis, ten ta tema tokia jau išvystyta. O šičia tokios gilios ir kai tau dar reikia į Maltą nuskristi, susigalvot, kaip tu ten nuskrisi, ar kiti dalykai. Tai su advokatų 5 kontorom pabendrauti, atsakyti klausimus ir atsakyti raštingai, teisiškai. Nes kitu atveju tu gali turėti pati teisinių problemų. Taip, ir turi labai, labai galvoti, ką rašai, ką darai ir taip toliau. Ir taip, šitose situacijose mus tuos tyriamosius žurnalistus turbūt ir gelbėja tos tarptautinės organizacijos, kurios gali tapti tau, kaip ir mums šiuo atveju tapo savotišku užnugariu. Kai gali tau pasiūlyti ir teisinę pagalbą, galbūt tam tikrom situacijom ir panašiai, tai tas yra labai, labai vertinga, nes ir tos organizacijos, reikia suprasti, jos tuo pagrindu ir susikūrė, nes ne mes vieni susiduriam su tais spaudimais, bandymais žudyti istorijas ir taip toliau. Tai yra tiesiog bendra tendencija, kai tie žmonės, kurie linkę galbūt kartais eiti į šoną arba ten daryti kažkokius nelabai teisėtus dalykus, jie veikia taip, kaip jie veikia ir jie grasina, jie būna agresyvūs, kaip ir kolega Peter Jones, su kuriuo dirbom, sakė, Birutė, tu girdėjai ten, kad mes dirbam su organizuotu nusikalstamumu mūsų istorijos apie tai ir apie korupciją. Ir dažniausiai tai yra apie labai turtingus žmonės. Tai ko tu gali tikėtis iš turtingų žmonių, tai yra, jie turi pinigų teisininkams, jie turi kaip tave veikti ir tikrai bando paveikti. Tai kartais net pavyksta, kaip sakiau, bet šitoj situacijai nemanau, kad pavyks. Kaip tu matai tyriamosios žurnalistikos vaidmenį šitam fone, kai tarsi melo, įvairaus triukšmo, informacijos, dezinformacijos vis daugėja. Koks yra tyriamosios žurnalistikos? Ar jinai galėtų būti tavo akimis? Kaip atsakymas į tai, kas dabar mes tas problemas aptariam, kad galbūt reikėtų jos dauginti, daugėti jos? Tai aš manau, kad, žinokit, dabar išgyvenam tą tam tikrą prasme geriausią, manau, tyriamosios žurnalistikos amžių. Tai yra, aš bent jau, kiek mano atmintis neša, tiek daug tų tyriamųjų žmonių dirbančių šitam lauke, aš nepamenu, kad tiek būtų tokia koncentracija Lietuvoje. Tai manau, kad taip, mes tam tikrą prasme, ir čia nesipuikuojant tuo, bet ir nesusireikšminant, bet mes esame atsvara iš tikrųjų. Ir nes tyriamoji žurnalistika, bet tik tai reikia labai siekti laikytis tų standartų, kas nėra paprasta kartais. Surinkti, pagrysti, įrodyti ten ir taip toliau. Nes jeigu blogai padarai, tu irgi kenki pats savo. Ir tada nuvertėja tas tyrimas, ir šiaip jau tyčiojasi, bando ir gerą tyrimą dėti į kabutes. Bet kartais tyrimas, pripažinkim, iš tikrųjų būna tyrimas ir mums patiems, mūsų pačių akim žiūrint, kartais netempia.
Ir aš irgi, kai pradėjau... Ir biškai atsirado devalvacija. Labai vienu metu čia buvo populiaru belekas Facebooko postus tyrimais vadinasi. Kepam ten vieną po kito, toks madingas žodis čia, žinai, atsiranda. Ir aš atsimenu irgi, kai pradėjau šitam lauke jau dirbti, tai pirmas noras ir buvo labai aiškiai išsigryninti. Tai kas yra ta tyriamosios žurnalistikos apskritai, kas tai yra per žanras ir kaip jį atsijoti nuo kitų. Nu gerai, tai gal čia yra analizė, netempia iki tyrimo. Gal čia yra kažkokia išskirtinė tema, bet tai nėra tyrimas, nes tyrimas yra, jūs irgi žinot, ar ne, yra tam tikri veiksmai, yra tam tikras pagrindimas, visa seka ir taip toliau. Ir, kai mes viską suplakam į kiaušinienę tokią, tai paskui taip, patys kenčiam nuo to, kai ir visuomenė pradeda nesigaudyti, kur čia tikras tyrimas, netikras, kur čia kokybiška, nekokybiška. Tai aš manau, kad kuo daugiau mes sieksim tų aukštesnių standartų, tokių vakarietiškų standartų, rodysim tuos geruosius pavyzdžius, tuo bus aiškiau ir tikrai turim visus šansus tai padaryti. O ar nėra taip, kad, kaip čia pasakyti, mes susiduriam su tokia realybė, kad, pavyzdžiui, žiniasklaida kažkiek, man atrodo, praranda savo įtaką, nes, tarkim, politinė realybė, tu pati sakai, buvai susijęs su politikos aktualijomis ir domėjasi politika. Tarkim, jeigu žmogus labai tiki politikų, ypač tuo, kuris diskredituoja žiniasklaidą, jis netikės tuo, ką šneka žurnalistai, nepaisant nieko, nes tarsi ir politika, ir žurnalistika tampa toks tikėjimo dalykas. Ir tai gali būti geriausias tyrimas, bet dalis žmonių tuo tiesiog nebetikės, nes jie net nežiūrės į tos faktus rimtai. Kaip tą problemą spręsti? Net ir jūsų atveju galima pritaikyti. Aš mačiau nemažai net žurnalistų, kurie laikino ir rašė pagarbą Aurimui Naviui, kuris iš esmės pavadino jūsų tyrimą lievu, bet nieko apie jį neparašė. Kodėl jisai blogas? Sakytų lievu banditų. Parašė, kad jisai yra maladėts ir tiek. Ir tiesiog turiu minti, kad ir nereikia, ir užteko to. Net žurnalistam kitiem užteko, kad jisai yra maladėts, o jūs šit. Jo, tai čia vėl grįžtam prie to kritinio mąstymo turbūt ir visuomeniai, kiek jo yra, ne? Nes, taip dabar tam Facebooko burbuluose, kur dominuoja emocijos kažkokios daugiau, nebūtinai faktai, argumentai ar kažkas, o toks emocinis ryšys išsivysto, patinka, nepatinka, nes tengi viskas ant to ir kraunama, tu arba laiką spaudi, arba ten nepatinka spaudi, arba kažkokia kita emocija. Ir, aš tiesiog manau, kad čia natūralu žmogiška, bet, aš vėl grįžtu prie to, kad dėl ko reikia turbūt pradėti jau nuo mažų dienų kalbėti ir kuo daugiau kalbėti, kad mes skatintume kritinį mąstymą ir kad mes skatintume medijų raštingumą tam tikrą. Kad žmonės pradėtų vertinti ne tik pagal kažką, autoritetas pasakė, Trumpas pasakė, žiūrimi burną, ten einam iš paskos, avių banda ar kažkas. Ne, bet tu pasitikrink daugiau šaltinių. Ir tu žinok, kas yra patikimi šaltiniai, kurie pasitikrintą informaciją teikia. Tu gali pats ją nepasitikį šituo, nueik kitur, pasitikrink, pasigūglink, kaip nepaskesti tuose šaltiniuose. Aš manau, tų pagrindų labai trūksta ir aš tiesiog iš savo vaikų net matau, kad, kaip vaikam paaiškinti, ar ne, kurios dabar televizijos žinios ten kokios nors, ar ne, arba kuris informacijos kanalas yra rimtas, o kuris jau toks, kur gal geriau vaikelį nežiūrėk. Ir aš tai žinau, kaip paaiškinti savo vaikams. Bet aš manau, kad labai daug žmonių to nesugebės paaiškinti. Ir, aišku, kitas dalykas, mes per savo darbų, tiesiog savo darbų, kad ir kiek patirtume ten to spaudimo arba ten kažkokių patyčių ir panašiai, mes turim diena iš dienos rodyti kitą kokybę, patikimą kokybę ir ką žinau, taip aš suprantu, kad tie žmonės, kurie pasitikė Aurimu Naviu ir tuo labiau, kad, pavyzdžiui, jisai ir apeliuoja į tą tikėjimą ir pasitikėjimą, nežinojimą, o pasitikėjimą, tai, čia, nei tu ten bandysi kariauti su tuo, kaip sakyti, bet tikiesi, kad ilgainiui galbūt, kitose situacijose žmonės labiau kritiškai vertins situacijas. Ačiū labai, Jūrate, tau. Mes pabaigėm viešą dalį, tai atsisveikinam su visais mūsų YouTube žiūrovais. Trumpas anonsas, kad Jūratė yra vienas iš nedaugelio žmonių, kuris yra už savo darbą
pakratytas teisėsaugos, taip, jeigu taip liaudiškai tariant. Tai apie tokią pakankamai seną, bet vieną garsiausių Lietuvos istorijų, vadinamą valstybės paslapties istorijų žmogaus, kuris žadėjom kažkokių net užkulisių papasakoti. Tai mūsų Patreone rasite, tai kas norite, kaip tik puikiai proga keliaukite, o su visais, kurie pažiūrėjote. Ačiū labai, paspauskite patinka, nepamirškit, dar žinau, kad iš jūsų apie 60% nėra paprenumeravę kanalo, aš nesuprantu, ar aš į orą kalbu ar ką, tai labai būčiau dėkingas, jeigu tas procentas mažėtų. Ačiū labai ir iki. Ir teisėsauga labai greitai pradeda ikiteisminį tyrimą dėl valstybės paslapties atskleidimo. 17 mūsų kolegų žurnalistų buvo pajungti klausimui, pokalbių, išeina į kitą kabinetą ir grįžta su teismo nutartim dėl mano kratos. Ir paskui pabaigoje pas mus yra koridoriai, tokia jau paskutinė erdvė. Labai didžiulė knygų lentyna. O tai yra jau eina 5 valanda. Sako, visas knygas norėsim pažiūrėti. Ir aš taip galvoju, kas dabar bus? Baigėsi tuo, kad tos kratos buvo pripažintos, teismo pripažintos kaip nepagrįstos, neteisėtos, neproporcingos ir taip toliau. Viskas labai gražiai atrodo, drąsus ir jauni. Pavarykite visi. Jokių gerų jums įrašų. Ačiū labai.